Sveiki visi regbio mylėtojai, esame Šiauliuose ir eilinis vasaros šeštadienis, kaip visada, bus paskirtas regbiui. Šiaulių Expo namuose priima Geležinį Vilką. Kiek galutinį rezultatą lėmė gera gynyba? Tai regbi pagrindinis ir yra aspektas gynyba. Jeigu mes susiginam, nes pagrinde tai 80% tu judi aikštėje ir daugiau, tu judi aikštėje be kamuolio. Tai jeigu tą darbą tu atlieki pasiruošimą į ataką, gynybos persislinkimą, tai jeigu tu jį gerai atidirbi, tai tu praktiškai priešininkui nepalieki galimybės žaisti. Tai tą šiandien mes ir padarėm. Susikoncentravom jų pagrindinius vadinamus tos key playerius, juos atėmėm į žaidimą, o kai sakau, jeigu tu atėmė šovinius, tai nėra iš ko iššaudyti. Tai va, tą ir matėm šiandieną su Geležiniu Vilku. Žiūrint į pirmus 2 turus, komanda atrodo žymiai geriau nei pernai. Ir ar nemanot, kad po tokių rungtynių komanda dėjo rimtą parašką dėl patekimo į top 4 šiandien? Labai kažkaip skambiai visi apie tą top 4. Nėra mūsų tikslas ten top 4, top 10, top 2. Tikslas yra suformuoti stiprų branduolį, suformuoti to branduolio tų žaidėjų žaidimo, sakykime, braižą mūsų atitinkamai ir žiūrėti į priekį. Tai yra pirmi metai, kada mes biškai šiek tiek apsistiprinom sudėti. Deja, dar tikrai daug reiktų kur padirbėti, trūks dar susižaidimo ir kitų aspektų. Tai mes dar tik tai esam pirmose žingsniuose į gerą regbį. Kiek rezultatai įtakojo tos neišprovokuotos klaidos, kurių šiandien buvo daug? Tai taip ir įtakojo, gavom labai daug taškų atgal. Progos, kurias turėjom patys išnaudoti pirmoj pusėje, pirmas 15, gal 20 minučių mes kur paprastai išnaudotume ir kantriai išpildami fazės pasimtume bent 3 ar 5 taškus, mes pirmose antrose fazėse kamuolį prarasdavom, varžovai labai gerai išeidavo iš savo pusės ir paskui patys pelnydavo taškus, tai tu nepelnai pelno prieš tave. Kaip gali įtakoti šis pralaimėjimas žodžiu lentelį? Negali, dar tik antros varžybos. Aišku, šiek tiek gali, bet dar tik antros varžybos, turim dar, nežinau, kiek čia 4 varžybos likusios. Šiandieną čia nebuvo mūsų komanda, man gėda už mūsų komandą, gėda prieš Sirgalius, tikrai mes šiandien atrodėm baisiai prastai, pasidarysim labai didelės išvadas, kitą savaitgalį ir likusios varžybos mes tikrai atrodysim daug geriau, tai ištaisysim tas klaidas ir apie lentelę mes negalvojam, mes galvojam dabar apie sekančias varžybos, kaip grįžti į savo tikrą regbį. Turėti Šiaulių Expo, bet viskas baigėsi nesėkminga ataka ir ką ir buvo galima prognozuoti. Arbitras skelbė rungtynių pabaigos sireną. Pergalė 35-5. Galutinis rungtynių rezultatas yra toks, koks buvo švieslentėje, 35-5, įspūdingai. Geras rungtynės čia pademonstravo šiandien Šiaulių Expo.